Šį savo reportažą pradėsime nuo istorinės ir nostalgiškos Rumpiškės kvartalo bei Taikos prospekto pradžios apybraižos, kuri paremta istoriniais faktais ir asmeniniais mūsų kanalo žiūrovo Šarūno prisiminimais, kuris beje Rumpiškės kvartale užaugo, tad pasidalino ne tik savo reminiscencijomis, bet ir šio kvartalo gimimo nuotraukomis. O mes žinoma džiaugiamės, jog mūsų bičiulių ratas ne tik plečiasi, bet dalis iš neabejingų Klaipėdai žmonių prisideda prie šio kanalo turinio pildymo. Tačiau kol nepradėjome savo kelionės į šios miesto dalies istorijos vingius, reikia paminėti, jog kiekvienas iš jūsų gali prisidėti prie kanalo augimo. Tam tai reikia paspausti patiktuką. Taip pat galite rašyti savo komentarus ir dalintis video su draugais. Gal taip, mūsų visuomeniniais pagrindais įkvėpta iniciatyva virs tikra Klaipėdos televizija, kurios vis dar labai trūksta mūsų miestui. O dabar, kol tik žaidžiame televiziją, pakalbėkime apie Rumpiškės kvartalą. 1958 metais Klaipėdos miesto plėtra pasuko pietų kryptimi. Pradėtas formuoti Taikos prospektas, o greta jo suplanuotas naujas daugiabučių kvartalas. Pirmieji 5-aukščiai dabartinėje sausio 15 gatvėje, 10, 12 ir 14 numeriais pažymėti namai, iškilo 1959 metais. Tačiau gyventojai dar ilgai klampojo purvynuose, nes infrastruktūra vėlavo. Katilinės buvo statomos etapais, o karštas vanduo ir dujos į butus atėjo tik po kelerių metų. Nuotraukos dešinėme kampe matomi 4-aukščiai pabaigti 1960–61 metais. Šių pirmiausia pastatytų kvartalo namų naujakurių džiaugsmą aptemdė, tai jog katilinėje buvo įrengtas tik vienas katilas, skirtas centralizuotam šildymui. Vėlavo katilas karštam vandeniui ruošti, tad būtų virtuvėse įrengti vandens pašildymo kieto kuro katilai, kolonos. 1962 metais jau buvo užkurtas ir antrasis katilinės katilas, tad naujose butuose kolonėlių nebeįrenginėjo. Prisiminimais dalinasi Šarūnas. Iki 1965 metų kvartalas išaugo, buvo įrengtas žaidimo aikštelės, sodai, naujakuriai lankėsi vieni pas kitus svečiuose. Kiemai užsipildė žaidžiančiais vaikais. Tad, kaip sako prisiminimų autorius, tai prasidėjo šio kvartalo aukso amžius. 1962 metų pavasarį baigiami statyti Rumpiškės gatvėje 22A ir 24A numeriais pažymėti namai. Čia jau abu katilai buvo užkurti, nors katilinės turėjo kuro aikštelę, aptvertą mūrinę tvara, bet gyventojai kartais pasiskolindavo anglių savo krosnelėm. Prie Rumpiškės 22 namo buvo įrengta aikštelė ir joje kiekvieną šeštadienį iš benzinvežio vyko žibalo prekyba. Nemaža dalis pirkėjų buvo iš kitoje Rumpiškės gatvės pusėje esančių suomiško tipo medinukų. Mūsų pašnekovas prisiminė, jog tokių tipo namų be patogumų ten stovėjo per 20. Tų pačių, tai yra 1962 metų rudenį, baigiama statyti bažnyčią. O kairėje matyti trečia šio kvartalo katilinė su kaminu prie Rumpiškės gatvėje 4A namo. Tad iš viso buvo 3 kvartalinės katilinės. Kai šalia Taikos prospekto buvo pakloti magistraliniai šilumos tinklai, tai 1967 metais prie jų prijungė ir visą Rumpiškės kvartalą. Katilinės nebereikalingos, tad katilai išmontuoti, o po kelių metų nuardyti ir kaminai. Patys pastatai išlikę iki šiol. Šiuolaikiniam jaunuoliui išlepintam technologinio progreso ir vis labiau grimstančiam į virtualios realybės tinklą gali skambėti neįtikėtinai, kaip iš gilios senovės. Faktai, jog pavyzdžiui tik 1964 metais Klaipėdos centre, butuose, vietoje krosnelių buvo pastatytos dujinės viryklės ir visiems vienodos, tad pradėtos pardavinėti dujos balionuose su pristatymu. Šioje nuotraukoje dujų balionų pristatymo automobilis.
o centralizuotai dujos pradėtos tiekti tik 1965 metais iš požeminių rezervuarų įrengtų kieme tarp Rumpiškės gatvės 20B ir Taikos prospekto 19B numeriais pažymėtų namų. Taikliai pasakė mus inspiravęs šiuos prisiminimus paviešinti pašnekovas, jog kantrus žmonės buvo tais laikais, visi tikėjo šviesesniu rytojumi. 1965 metų pavasaris. Pradedamas kloti Taikos prospekto tęsinio pagrindas. Virš namų stogų matyti rūkstantis dūmai. Virš kvartalo katilinės. Paskutinis kvartale pastatytas namas 1964 metais buvo Taikos prospekte 33 numeriu pažymėtas naujesnio projekto daugiabutis. Klaipėdietis prisimena, jog tais metais ir aplinką sutvarkė, kiemuose takus pasfaltavo, automobiliams aikštelių visai nebuvo, nes pastarųjų tiesiog nereikėjo. Retas galėjo disponuoti asmeninę keturratę transporto priemonę, priešingai dabartiniams laikams, kuomet daugiabučių kiemai traško per siūles, perkrauti automobiliais. O tuomet laimingas automobilio savininkas savo keturratį žirgą laikė atokiau nuo namo, o kartais ir kvartalo, pastatytame garaže. Prie namų gyventojai kūrė nedidelius sodus, gėlynus. O šiame 1966 m. rudens kadre matomas šviežiai išasfaltuotas ir tų metų standartams moderniai apšviestas Taikos prospekto ruožas, kurį atpažins ir jaunesni klaipėdiečiai. Kadrą pagyvina 2 važiuojantis autobusai, o šonuose naujai pastatyti daugiabučiai, aiškiai simbolizuojantis augančio sovietinio miesto tvarką ir modernizaciją. Tad baigdami savo kelionę į praeities metų Klaipėdą, už kurios iniciatyvą esame dėkingi savo žiūrovui, siūlome pereiti į šių dienų Rumpiškės kvartalo modernizaciją. Juolab, pastaraisiais metais ši Klaipėdos dalis išties patiria reikšmingus pokyčius. 2022 metais baigtas pirmasis kompleksinis daugiabučių kiemų atnaujinimo projektas, kurio metu atnaujinta daugiau nei 10 hektarų teritorijos, įrengta apie 450 automobilio stovėjimo vietų, nauji pėsčiųjų takai, žaidimų ir sporto aikštelės, apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema bei infrastruktūra pritaikyta žmonėms su negalia. Šiais metais tęsiasi tolesnis kvartalo atnaujinimas. Taip pat svarbu paminėti, jog praėjusių metų vasarą pradėtas vienos pagrindinių šio kvartalo pašonėje esančios automobilio eismo arterijos, tai yra Paryžiaus komunos gatvės jungiančios Taikos prospektą ir Šilutės plentą kapitalinis remontas, kuris pagerins eismo saugumą, pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimo sąlygas bei prisidės prie miesto infrastruktūros modernizavimo. Tačiau apie šiuos jau kone metus vykstančius darbus mes pakalbėsime kitame reportaže. Tad nepamirškite savo patiktukų ir dalinkitės nuomonę komentaruose. O šiam kartui tiek ir iki kitų susitikimų.